Labą dieną, gerbiami telšiškiai ir ne tik telšiškiai. Žinau, kad mus stebi tūkstančiai žmonių, ne tik iš Telšių rajono, bet ir iš kitų rajonų yra. Turim, kurie domisi mūsų rajonų reikalais, ne tik rajonų reikalais, čia yra visos Lietuvos reikalai, irgi esam dalis Lietuvos. Savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius informuoja visuomenę apie tarybos posėdį. Savivaldybės tarybos posėdis vyko ketvirtadienį. Ir tu privalau informuoti visuomenę apie priimti sprendimus, apie veiklą taryboje, mano veiklą asmeniškai. Privalau informuoti. Tai savivaldybės tarybos posėdis. Eilinis posėdis, ne kažkas tokio. Ir kelti klausimų, kuriuos pasižymėjęs. Aš prieš posėdį visada pasiruošiu posėdžiui ir procedūriniai klausimai ten, kur nėra jokių problemų, priimti. Tuo aš nepasirašau, o tie klausimai, kurie man kelia abejonę, arba kuriais aš turiu pasisakyti, kurie nuomonė, kur privalau pareikšti nuomonę, aš pasižymiu ir būtinai viešai pasisakau savo poziciją. Ypatingai ta pozicija nesutampa su pozicija valdančiojos daugumos. Tai turi žinoti žmonės, kodėl aš balsuoju prieš, kodėl aš nepalaikau vieną ar kitą sprendimų projektą, ar ten susilaikau, kodėl. Štai darau, aš privalau pagrysti. Negalim balsuoti šiaip savo, sugalvojau už, prieš, turi įsigilinti. Nes tie sprendimai dažniausiai kainuoja mums gyventojams visiems milijonus eurų. Čia žmonių pinigai, žmonių sunešti pinigai, mokesčiais ir taip toliau. Ir valstybės duoti mums pinigai. Arba Europos Sąjungos pinigai skirti. Ir mes privalom tai atsakingai tuos pinigus skirstyti. Taryba tą įdaro, skirsto pinigus, skirsto lėšas, pareigas, bet mūsų taryba skirsto neatsakingai. Turiu pareikšti, labai neatsakingai, pinigai yra iššvaistomi, etatai yra steigiami, priimami žmonės į darbą nekompetentingi. Ne visi aišku, yra gerų žmonių, labai daug yra gerų žmonių, darbščių, sąžiningų žmonių daug, labai daug. Didžioji dalis yra tokių, bet yra pasitaik tokių, kad turėtų būti iš darbo išvyti antrą dieną. Tai sprendimai. Strateginis planas. Strateginis planas labai didžiulė medžiaga, ten kokie pridėta tų lentelių, projektų, ten didžiulė medžiaga, keliasdešimt, 33 lentelės zadėta, ten yra didžiulė medžiaga, ją išstudijuoti yra sudėtinga visą išstudijuoti, specialiai taip ir daroma, ją studijuoti turi visus metus studijuoti, jeigu nori, turi taip dirbti ties to planu. Yra kas dirba, tai jie ir pridirba. Suplanuoja savivaldybės lėšas, viską suplanuojam taip, kaip jiems reikia, kaip naudinga valdančiai partijai ar koalicijai, arba tai grupelė žmonių naudinga. Gyventojams tai yra tik tai brukama tokia mintis, kad čia viskas gerai. Iš tikrųjų nėra gerai, rezultatai rodo, kad ne. Strateginis planas niekam tikęs, strateginis planas, viskas suplanuota, išdalinti pinigai ateityje, kokie turi būti, taip, kaip jiems reikia, bet ne mums. Bet aš nepalaikau tų planų, nes manęs net neklausė, tas mano balsas nereikalingas. Biudžetas, yra tvirtinamas biudžetas šių metų, savivaldybės biudžetas, 96 milijonai eurų mūsų biudžetas ir tas biudžetas yra paskirstumas ten. Tam tiek ir paskirstė į biudžetą taip, kaip jiems naudinga. Pinigus iššvaisto, išmėto ir viskas. O gyventojai nieko negaus gyventojai. Jų kompanija gaus biudžete, net iki smulkmenos numatė biudžete 56 000 tvarkyti kelią, kuris veda į socialdemokratų sodybą. Tai ir kas, ir visa taryba prabalsavo, dėl vienos pozicijos aš negalėčiau balsuoti, kad už savivaldybės pinigus, bet dar įsiaiškinsiu. 56 000 kelias, kuris veda į socialdemokratų namus. Daugiau kitų namų ten nėra. Ir kitų nėra. Nenoriu pavardės minėti, nebūtina. Į socialdemokratus namus eina kelias, to kelio daugiau niekur nenuvažiuosi. Tiesiai į trobą. Prabangę, ne trobą, į dvarą. Tai taip gali. Prabalsavo, 56 000, viskas, imkit, tvarkykit. Bet dar įsiaiškinsiu. Biudžeto sudarimo tvarką
biudžeto sudarėm tvarką, tai yra tokia tvarka yra, pagal biudžetą, kontrolė, kas vykdo biudžetą, vat priimamas biudžetas ir kas vykdo kontrolę, biudžeto vykdymo kontrolė, kas vykdo. Na, ten yra valstybės kontrolė, kontrolės audito tarnybos, bet ne vieno žodžio apie tarybą. Viešoje komitete buvo prieš, kaip tai, mes tvirtinam biudžetą, taryba tvirtina biudžetą, tos 96 milijonus eurų, taryba tvirtina, pagal įstatymą kontrolę turėtų vykdyti taryba, bet toj tvarkoj apie tarybą ne vieno žodžio. Kas gali pinigus dalinti? Jie visi gali dalinti, o mes tai tik tai prabalsavom ir viskas, 96 milijonų kur nori ten dėkti. Tai ir nesąmonė. Tai ir nesam, bet tarybos nariai, tokie yra pas mūsų tarybos nariai, jiems nereikia jokios kontrolės, atėjo 90% mūsų tarybos narių ir tokie, atėjo, pasidėjo ir iki sekančių posėdžių jie net nežinos, kai jie tarybos nariai yra. Paskui prisimins, kai bus kvietimas, jie balsuoja už viską. O tokie Telšių rajono savivaldybės tarybos nariai yra. Tai yra nuliai, absoliutus nuliai. Toj veikloje jie nieko neveikia, jokios veiklos pasidėjo, prabalsavo, jokios atsakomybės, nulis. Man gėda būtų. Bet jiems negėda. Tai sudarėme biudžetą tą tvarką, apie tarybą ne vieno žodžio. Tai priėmė ir atidodam pinigus, imkit. Tai taip neturi būti. Na, čia visokių projektų yra, paskui toliau SVV nuostatus, smulkaus vidutinio verslo programą rėmimo, aš esu kategoriškai prieš, tai yra ne smulkaus vidutinio verslo, ten yra turtuolių dovanų dalinimo programa. Turtuolių dovanų dalinimo, TDDP, o ne SVV. Smulkaus vidutinio verslo programa, tai yra smulkų verslininkų, ten vienas kitas, tai pinigai išdalyjami turtuoliams žemės mokesčiai, kurie yra, mes ten visokios palūkanas, ten didžioji dalis turtuolių, kurie žiemą guli Afrikoje, Egipte ir Kanaruose, mes jiems, pavardžių neminės, nebūtina, mes juos iš visų žmonių pinigų šelpiam juos. Vienas nusipirko Mercedesą, 2000 darėm iš tų lėšų. Mercedes už 50 kelis tūkstančius nusipirko, mes 2000 davėm. Tiksliau, jūs davėt, aš nebalsuoju iš tais dalykus. Tai ir tokia programa, ten virš 100 tūkstančių, dabar 120 tūkstančių ir tos pinigus išdalina verslininkams, pradedantiesiems, smulkiem verslininkams, aš visada už smulkus ūkininkus, pradedant ūkininkus. Padėti reikia nupirkti kažką tai, bet dabar čia parimo gauna visi, kas tik nori. O daugiausiai gauna tie, kurie yra turtingi. Tai aš nesutinku, kad pinigai visų žmonių, viso rajonų pinigai, visi sumeta, visi vargšai, visi, kada jie dirba, visi paima mokestį, didžiulė dalis biudžeto yra iš paimų mokesčių gyventojų. Telšių rajonų, kurie dirba, kur mes tą paimų mokestį mokam 15%. Tie pinigai čia yra. Iš tų pinigų jūs dirbat kažkur, mokat mokesčius, iš jūsų mokesčių turtuolių prie Mercedes buvo primesta ir prie visų biznių. Tai nesąmonė yra. Bet tokia valstybės politika žlugdymas, valstybės žlugdymo, tautų žlugdymo politika. Aš esu prieš. Na, ten sakys, kiti aukcionį parduodamas turtas, irgi aš esu aukcionį parduodamas turtas, sugalvoja meras parduoti namą, tokį baiginti, nugriūti namą. Kaip iškėlėm triukšmą, jau nebeparduoda, tai parduoda, tai neparduoda. Ką nori, tą parduoda Telšių rajone. Yra vienas žmogus, meras praktiškai, nes tarybos praktiškai nėra. Yra vienas meras, yra aplinkui svita, jie visi ausis nuleidęs, norim perka, nori parduoda. Ką nori, tą daro. Tarybos Telšių rajone, savivaldybės tarybos dirbančios nėra. Tai Toliau. Gatvės remontuojamas. Gatvių sąrašas, Telšių rajonų gatvės bus remontuojamas ir yra sąrašas 25, 6, 7 metai, kokios gatvės bus remontuojamas. Tai nėra blogai, gatvės turi būti visos remontuojamas, visos gatvės turi būti asfaltuotos Telšių rajone ir visur turi būti asfaltai, į keliai turi būti geri. Bet pirmiausia, turi būti asfaltuojami keliai ten, kur daugiau žmonių gyvena, kur daugiau pravažiuoja žmonių, kur daugiau mašinų pravažiuoja. Reikia tokio eiliškumo daryti, aišku. Visiems reikalingas asfaltas, bet čia didžiuliai pinigai ir mes dabar, tiksliau, jie pritarė, bus dabar asfaltuojama gatvelė, kur gyvena
savivaldybės tarybos narė Jolanta Rupeikienė. Ten gatvelė trumpa, ten yra, aš nežinau kur ten, Kepyklos gatvė yra asfaltuota ir ten toks galiukas yra. Ten gyvena minėta savivaldybės tarybos narė liberalė, jos sesuo gyvena, jos restoranas yra toj gatvelėje, kitoj pusėje gatvės. Ir dar vienas namas yra garsus žmogus, toks žymus telšių žmogus gyvena. 4 namai. Lygiai viskas. Vot, ta gatvelė bus asfaltas, kad galėtų privažiuoti žmonės su šliurim, iš mašinos išlipti. Nu, ten yra žvyrkelis, tokių žvyrkių pas mus 100 kilometrų. Yra pilna žvyrkelių, kur žmonės gyvena, kaimuose ypatingai. O duot, tarybos narė gyvena. Jei ten gyvenas tą gatvę, aš manau, niekada gyvenime nebūtų asfalto mačiusi. Bet va tokia tvarka. Praeitam posėdėje buvo nutarta asfaltuoti gatvę, kur Gusarovas važinėja, buvęs meras, o dabar tarybos narė. Nu, tokia tvarka. Tai pinigai ir skirstumi. Taryba balsuoja už. Tai vat, kas dar? Nu, kiti klausimai, ten tokie visokių projektų, ko visokių. Ir Ledainė ten remontuos, Biržuvinas, dar užsiminiau, Biržuvinas Ledainė remontuos, už kiek neaišku, Biržuvin dvaras yra, ten Ledainė, aišku, nu, aišku, sugriuvusi kaip jie visos. Prieš keletą metų Džiuginėnų dvare irgi Ledainė sugriuvusi. Savivaldybė iš savo lėšų sutvarkėm tą Ledainę, buvo kapitaliai suremontuota, sutvarkyta Ledainė, už remontą buvo sumokėta iš savivaldybės lėšų keliasdešimt tūkstančių, aš dabar negaliu pasakyti. Ir paskui ta Ledainė buvo parduota vienam veikėjui už 1,5 tūkstančio. O toks biznis savivaldybei. Tai sakau, nebus Biržuvinas. Vėl ta Ledainė. Funkcionuoti negali Ledainė. Žinot, kas Ledainė. Ledainė, kur prieš 100 metų laikydavo ledus. Paskui iš ežero pjaudavo ledus, dėdavo ten, tie ledai būdavo per vasarą. Jie pardavinėdavo tos ledus, ten ką jie darydavo. Tai Ledainė, tai būdavo prie ūkio. Anksčiau šiais laikais jį nereikalinga, šaldytuvai visai yra, tai tam namėlė, aš nežinau, ką ten gali daryti. Laikyti vištas gali daryti. Tai va, suremontuos už savivaldybės lėšas. Paskui Saviškiui ir Džiuginėnus Saviškiui ir pardavė už 1,5 tūkstančio eurų. Ledainė. Prikiša pinigų buvo, aš jos pats važiavau, pats tikrinau tos kaip buvo priimtas sprendimas remontuoti, važiavau dar su tokiu žurnalistu. Ten buvo rašoma, kad ten. Tai va, ir vėl dabar remontuos kitą Ledainę, o toks biznis, įdėdė krūvą pinigų, paskui Saviškiui parduoti pusvalčiui. Neblogai, įsigyti Ledainę, jeigu reikia, man tai nereikės. Tai va, kas dar? Nu, ten kas perka, parduodat visokius sklypus ir toliau. Na, čia visokius reformas. Nu, va, tarybos posėdis, bet ten daug klausimų buvo, tai jis vyko ilgai tas posėdis. Tai čia įdomiausi klausimai, bet buvo įdomiausiai taryboje. Buvo valandėlė, mažumos valandėlė. Pagal įstatymą, kas pusmetį mes rengiam mažumos valandėlę, kur per mažumos valandėlę pasiruošia klausimų ir mažuma, opozicija ar mažuma uždavinėja klausimus ir jie privalo atsakyti. Ir meras ten, visi jie privalo atsakyti klausimus. Jie tokių klausimų, kur mes tiesiog neįmanoma sužinoti. Savivaldybės tarybos narys nežino. Tarybos narys. Tai ką aš nekėti apie žmogų paprastą, kai iškuris sužinos, jis gyvenime nesužinos. Vat aš biškai papasakoju, vat jau gyventojai, kurie domisi. Ir aš buvau pasiruošęs tai valandėlė, vadinasi valandėlė, gali būti 3 valandas skaityti. Tai savivaldybės mažumos valanda ir ten daugiausiai merų uždavinėjo klausimų. Meras, aišku, atsakymų į didžiąją dalį klausimų jis neturėjo atsakymų, jis gali turėti, jis ten kas supranta ir labai žmogus yra siauro mąstymo. Tai va, ir klausimų buvo pasiruošęs daug, 29 klausimai pasiruošiau. Ir, nu, ten dalį kolegos, kur uždavė klausimus, dubliavos yra, bet klausimai, ką aš pasiruošiau. Dalį aš uždaviau, gali kiti uždavė. Taip, dabar dėl čekiukų byloj. Nu, klausiau merą, kodėl čekiukų byloj savivaldybė negynė savo interesų. Čekiukų bylą, tarybos nariai išleido pinigus neaišku kur ir savivaldybė neįsėmė jokių veiksmų, kad išieškotų tus pinigus. Taigi savivaldybė turi 5 teisininkus, turi kreiptis į teismą, kad išieškoti, kaip dabar yra iš Adomų Domarkų išieškomi pinigai, pretenzijas turim dar iš Daugiško, bet iš savivaldybės tarybos neišieškoja. Tada užsiėmė prokuratūrą ginti viešą interesą, dabar skandalas per visą Lietuvą yra. Bet savivaldybė to nenorėjo daryti, nors privalėjo savivaldybė daryti. Meras privalėjo, bet meras pats čekiukų bylos figurantas ir 3 000 eurų gražino laisvanoriškai, pats gražino pirmą eilę, gražino
ir tuo pripažino, kad jis 3000 eurų iššvaistė, išnaudojo neteisėtai. Jis išleido, bet jis galvoja, kad išvengs kitos atsakomybės. Aš abejoju. Tai civilinė, bet aš galvoju, kad čia dar gali būti ir baudžiama. Tai va, Germant Vilas klausiau, kaip mūsų Germant Vilas likimas. Mūsų Germant Vilas sustojo, iš pradžių norėjo parduoti, tai dabar sugalvojo jie tą vilą ten sutvarkys, viską sutvarkys ir paskui parduos, aišku, greičiausiai už eurą. Aš panašiai numanau, aš žinau, kuris verslininkas norėjo nupirkti tą vilą, pusvelčiai norėjo aš nupirkti už pinigus. Tai vat mes dar prikišim pinigą, atiduosim, imituosim, kad ten kažką darom. Germant Vilą tai dar. Toliau. Telšių vandenis konkursas vyksta, paklausiau mero, ar Telšių vandenų direktoriaus konkursas, ar Urbanas laimės ar ne. Nes jau senai ir paskelbta tokia paskalos, sakykime, tokia informacija, kad Urbanas gali būti direktoriui, bus paskirtas, nes yra socialdemokratas kaip meras ir taip toliau. Ir niek neatsakė. Pažiūrėsim, tas konkursas jau vyksta. Nežinau, tas Urbanas pridėjo dokumentus, ne, bet kad jis bus direktorius, tai aš manau 99,9%. Tai va. Toliau, skandalinga čia istorija. Tryškio Lazdynpelėds gimnazijai neturi higienos pasą. Tas meras mūsų nesupranta, kad mokykla negali būti eksploatuojama, jeigu nėra higienos paso. Mokykla negali būti eksploatuojama. Jie eksploatuojam daug metų, merui nusišvilpti ir jis juk supratimų neturi, kad čia negali būti. Tas pats kaip mašina, gali būti mašina nauja kelių metų, bet jeigu techninės apžiūros nėra, viskas, tu negali važiuoti. Mašina, jeigu 3 metų, nauja mašina kiek ten, 3 metų, už 3 metų turi techninę apžiūrą varyti. Nepravarėjai techninės apžiūros, viskas, tu negali važiuoti, gausi baudų. Tu negali asfaltuoti, nors mašina galbūt pravažiausi 100 km. Taip ir su pastatais yra. Ir higienos pasai, kur yra atitikti reikalavimus turi. Nu, neturi higienos pasą, negali važiuoti. Niekur. Tai va, o mes važiuojam, Tryškio gimnaziją. Betvarkė yra. Neteisėtai, veikla neteisėtai. Menų mokyklos defektai, klausiau. Menų mokykla, aš kreipiausi antikorupcijos komisiją, pradėjom tyrimą, virš 5,5 milijonų eurų sumokam už mokyklos statybą, pastatom menų mokyklą vidury miesto, defektai, vanduo bėga, pilni sklepai vandens. Kaltų nėra. Iš naujo darysim dabar už savivaldybės lėšas, už jūsų lėšas darysim. Kaltų nėra, niekas net neieškoja kaltų. Priimti darbą, išsiaiškinsim, aišku. Toliau Kolesinski restoranas, pažiūrė, yra, kur mūsų žemėje pastatė restoraną, dabar reikėtų duoti mums tą prieplauką, ten dokumentai netvarkoj, dabar teismuose esam, Kolesinskis turėtų tą restoraną atiduoti savivaldybei. 10 metais nuomojasi ten, biznį darė, padarė biznį ir nepadarė, viskas turėjo atiduoti savivaldybei. Pagal sutartis. Savivaldybei jis net negražina kažkodėl. Teismai vyksta, betvarkė kažkokie. Toliau, 20 000 eurų parapijos namų projektui buvo neteisėtai. Katkus savo įsakymą 20 000 eurų atidavė savivaldybės lėšų bažnyčiai projektui statyti bažnyčios pastatą. Tai ir neteisėtai. Šias apskundys prokuratūrai, yra pradėta byla ir aš manau, teismė, liktai jau teismintas jį, bet Katkus nenorėjo nekalbėti tą temą. Teismė 20 000 eurų, Katkus, aš manau, kad turės grąžinti iš savo pinigų arba išieškoti iš tų bažnyčius, bet iš bažnyčius tu niek negausi, katras iš bažnyčius yra gavęs, nors ten į bažnyčią gali nešti, iš bažnyčius, kai žinai, kas išnešti. Tai va, jis turės sumokėti iš savo pinigų, aš galvoju, Katkus 20 000, nes neteisėtai skyrė. Ir aš galvoju, ar nėra čia baudžiamosios atsakomybės. Žmogus asignavimo valdytojas sugalvojęs neteisėtai 20 000 eurų atiduoti. Aš galvoju, kad čia ir dar baudžiamoji atsakomybė, bet mes sutvarkysim reikalą. 42 000 eurų, kitas klausimas, buvo irgi iššvaistyti pinigai savivaldybė, ten buvo tokie projektai didžiuliai ir dalis pinigų buvo iššvaistyta. Savivaldybė turi pinigus išieškoti ir susigrąžinti biudžetą. Niek savivaldybė nedaro. 42 000 per kaminą ir viskas. Ir niekam neįdomu yra. Kas kur vieni ten 15, kiti 19 000, taip pat. Neteisėtai, tai faktai užfiksuota, kad neteisėtai. Nieko nereikia daryti. Ir teisininką 5. 8,2 tūkstančių bažnyčios teritorijos tvarkymai. Irgi tas pats dabar. Ir prokuratūrai, aš kreipiausi prokuratūrai, nes savivaldybė niek nedaro. Irgi pinigai neteisėtai skirti. Klausiu, kodėl tu UAB Telšių vandenys Račkauskas nepratęsė sutarties. Kodėl nepratęsė sutarties? UAB Telšių vandenys Račkauskas
kiek ten 5 metus prabuvo, galėjo pratęsti sutartį, nepratęsė. Jis dabar dalyvavo kitam konkursui, jis dabar yra šilumos tinklų direktorius savivaldybės bendrovė. Tai o tas vandentiks greičiausiai yra užleisti vietą tam asmeniui, kur sakiau. Tai Račkauskas už ką buvo nepratęsęs sutartis? Klausiau, nesako. O turėtų pasakyti meras, taryba turi žinoti viską. Taryba aukščiausia valdžia, ne meras. Niek mes nežinom. Bet niekas nesidomi, aš vienas domėjausi. Toliau. Šilumos ūkio koncesija vėluoja. Kodėl? Neaišku, kažkoks šilumos ūkio sutartis baigėsi su tiekėju, dabar birželio mėnesį baigėsi, už 3 mėnesių nepilnai. Viskas, mes nežinom, kas šildys, kas nepasiruošė. Į kažkokių komisijų prisidatė, žodžiu, betvarkė. Autobusų parkų bazės nuoma, įdomi tema. Autobusų parkų bazė, mes neturim kur autobusų laikyti, mes nuomojamės iš vieno tokio veikėjų trašų sandėlį, mes į metus sumokam apie 40 000 nuomą privačiam žmogui, mes savo neturim. Tai per 10 metų jau mes sumokėjom, įsivaizduokite, apie 400 000 būtume pasistatę angarą be jokių problemų. Ir būtume turėję, ne? Dabar po 40 000 mokam, privatininkas gauna neblogus pinigus į savivaldybę, išlaidauja. Ką aš galiu padaryti? O paviešinau, kad savivaldybė išlaidauja, mes nuomą reikia pasistatyti, ne? Ir nemokėti, kas taip daryti dabar. Tas pats kaip gyventi viešbutį žmogus. Gyveni viešbutį, įmoki pinigus. Tai jau per kažkiek laiką jau tu visi gali nusipirkti butą už tos pinigus. Nu, savivaldybė. Ryškino 16, tas namas garsus daugiabutis, kur čia daug metų yra, baigia nugriūti. Kada bus remontuojamas? Jau greit bus remontuojamas. Aš tai girdžiu 10 metų. Daugiau. Tai jau bus greit, kur Ryškino vadinamas Rupšio butai buvo tokie. Buvusi mero butai Danielius Rupšio. Irgi Ryškino, žinom tą temą ir nieks nedaroma. Toliau buvo paviešinta mero skola bankams. Mero šeimai ir bankams skolai 500 000. Tai aš užklausiau tokį didelį riziką gyventi tokioj skoloj, kada valdai tokius pinigus milijonus ir 500 000 skolai. Ne kokie verslininkai. Verslininkai gali uždirbti milijonai per metus, jeigu gerą biznį turi. Čia valstybės tarnybai žmonai irgi kažkur tai dirba. Ir 500 000 skolai, kaip reikia atidavinėti skolą, 2 vaikai. Ar nekyla minčių ten biškai pasipinigauti? O tokia įdomi istorija žmogaus. 2 maži vaikai, kreditai 500 000. Aplinkui pinigų daug. Galbūt ir yra siūlytojai. Naujametinį posėdį patyrė fiasko meras. Atsimint, naujametinis posėdis susikvietė į posėdį, pasirodo, net ne posėdis buvo, posėdis neteisėtas buvo, žmonės pasipuošė, atėjo ir meras net neatsiprašė. Paskui aš apskundžiau, buvo ten pripažinta, kad posėdis neteisėtas, žodžiu. Tokie žodžiai pas mūsų mer nėra, prašau, atsiprašau, nėra tokių. Iš kokios jis šeimos yra, aš nežinau, ar mokė kas nors pas tokių žodžių, gal nemokė, jeigu namus neišmokė, iš kur čia išmoks. Komandiruoti buvo išrašyta, mama apdovanojimai Vilniuje buvo, klausiau, kas čia komandiruoti išrašė, važiuoju iš savivaldybės, laikraščiai paskaičiau, su komandiruoti apdovanojimus, papramogauti, nieko jis nežino. Kiek ten pinigų buvo išleista, čia ne savivaldybės funkcija, važinėja po festivalius, važinėja savo. Motuzui viešvinų seniūnas Sigitas Motuzas buvo pradėtas tyrimas, nes jis viešai buvo su Rudupiu ten bendruomenė vykdė projektą, jis prisipažino, kad seniūnijai dirbo neatsakingai, pažeidinėjo tvarką ir buvo pradėtas tyrimas dėl Motuzos tarnybinis patikrinimas. Jis yra gavęs jau papeikimų, pririnkęs yra. Dabar klausia, ar buvo nuobauda dar skirta? Nesako. Motuzui, tai irgi yra Sigitas Motuzas, yra buvęs tarybos narys, pažįstu gerai. Tai reklama laikraščiuose Katkaus. Meras Katkaus reklama laikraščiuose už savivaldybės pinigus deda reklamą kiekvienam laikraščiui Katkaus. Čia pasidėjo, čia pastovėjo, čia pagulėjo, čia pagalvojo ir vienos fotkės yra asmeninė reklama už mūsų visų pinigus. Laikraščiam kas? Jiems moki pinigus, jie nori tai spausdins dieną naktį. Tai o čia savivaldybės lėšos, kontrolės jokios. Informacija, kai jis ten pastovėjo kažkur, jie nutrauks. Vienam straipsnį 3 fotkės gali būti, vienam puslapį 5 fotkės mūsų mero. Klausyk, Facebook'e jau taip nėra. Tai jau kaip privatus, kaip Facebook's. Gaunasi laikraščiai. Skaitai laikraščiai, kitą kartą net neįdomu. Žiūri, kad pirmam puslapį. Tai Rudupių projektas. Ten buvo Rudupiai vykdė projektą. Tas laimėjo projektą 40 000 Rudupių kaimas. Jie pripažino kitą bendriją laimėtoją, apskundėm tą visą, prapylė bylą, buvo panaikintas jų sprendimas, Rudupio bendruomenė rinko parašus,
ir jos pripažino, kad prametė iš konkursų. Panaikino vis, neteisėtai. Savo kompanijai pirmą vietą sakyti, antrą vietą atsidūrė pirmą vietą. O Rudupis kaimo prametė, galvoja, jums kaimiečiai nereikia nieko. Tai būtų kaimo bendruomenė laimėjo tą projektą, būtų gavęs lėšų, pasistatė kažkokių, ten būtų aikštelė, sporto, ten kas nors, ten sportuoja, ten vaikai ar pensininkai, nesvarbu, bet jie laimėjo tą projektą. Jie laimėjo, prametė savivaldybę. Tai ką? Tai kas per žmonės? Laimėjo? Ne, pripažinė, laimėtų kitą. Neteisėtai, aišku, dabar ir tamposi. Taip, UAB Abatija, Jolanta Rupeikienė, tarybos narė turi restoraną, Abatija ir kavinė. Ir tik atsidarė ir savivaldybės užsakymai. Pastoviai tūkstančiai eina, jie gauna užsakymų ir tarybos narė. Jei nebūtų tarybos narė, aš abejoju, atinkas nors eitų iš savivaldybės. Dabar tiesiog vis pirkimai, tie maži pirkimai, ta tvarka tokia, ten apklausas būdų, klausė, neaišku. Ir prašau, kaip valdžiai gerai būti, ne? Ir sekasi. Automobilių stovėjimo aikštelė Kalno gatvėje, prie ligoninės. Mano mama dabar susirgo, aš pavargau iškoti, atvažiuoju prie ligoninės, nėra kur mašiną pastatyti. Nėra. Viskas užimta. Ligoninėje dirba 500 žmonių. Poliklinikoje 126. Privačios ten klinikos, vaistinės aplinkui yra. Ten žmonių dirbančių yra tame masyve, kokių 700 žmonių dirbasi. Gal kiekvieną dieną nebūna, bet o kur tada žmonių mašiną statyti? Tai darbuotojai. Nėra kur mašiną. Jo dabar kitose gatvėse stato mašinas. Kokie ten yra. Šatris, rožių, pilna mašina pristatyta. Reikia aikštelę daryti. Nenoriu daryti aikštelę. Jau kiek aš metrą šau. Prie ligoninės turi būti aikštelė padaryta. Palei upelį, palei Durbino upelį. Daryti aikštelę palei upelį. Pagal visų upelį daryti. Palei Durbino upelį. Ten visi ir bebrinas. Ne, jeigu aš paprašiau, jeigu aš rašiau, kiek metrų rašau, kad darykit, specialiai nedarys. Padarys. Nieko nebus kur dingti. Padarys. Visada primins. Prie ligoninės aikštelė turi būti padaryti mašiną. 100 vietų mažiausiai. Nes neįmanoma. Atvažiuoji gerai, kad aš galiu pastatyti ir gatvėje mašiną. Atvažiuoji koks nors senutį su skaudančiam kojom ar kas, kaip jiem daryti su rementais. Kilometrus eiti iki daktaro. Ten kol nueisi gali kartais ir nedaeiti kartais. Bet mūsų merui, Tomui Katkui, tai neįdomu. Jūs matyti nevaikščiai, dar neserga pakolkas, tėvai neserga. Gerai, kad nesergat. Toliau. Telšių vandens milijoninė skola bauda grėsia, Telšių vandens, ten bilinėjasi, kitaip nėra. Gudiškis kaime istorija, Gudiškis kaime, žmonės gyvena mediniam name, 100 metų senumo, ten ir norėjo privatizuoti, savivaldybės bus privatizuoti medinis kažkokiam vienkimiai, kažkur nežinau, kur jie nėra, bet Gudiškis kaime, žmonės gyvena, pasitvarkė tą trobą. Ten baigi nugriūti tą trobą, statyti 2 galų trobą, mačiau fotkės. Ne, savivaldybė. Dabar pretenzijas, turi kažkokius, kad jie ten neleidžia įsipirkti žmonėms tą būstą. Ir prirašė ir dabar, vėjai kažkokie yra. Paprastas žmogelė, smaugia tą paprastą žmogelį, reikalauja įsipirkti tą trubą medinį, tegu įsiperka, tegu gyvena kaime, parduokim kaime visus tas mūsų savivaldybė priklausantis būstus, nereik mums nesąmonė, jūs remontuoti, mes gyvenime nesuremontuosim. Privatininkai, tegu jie tvarkosi, žmonės, ne, o kodėl ne, o aš galvoju, kad, žinot, ką aš galvoju, tai va. Toliau. Parašiau Kulesinskio klubo finansavimą, krepšinio klubas yra privatus, savivaldybė tą klubą investuoja didžiulis lėšas į tą privatų krepšinį. Gerai, kad žaidžia krepšinį, viskas tvarkai, mylim krepšinį, bet jie turi atsiskaityti savivaldybei. Man įdomu klausimas, mes duodam ten po 100, jau 170 tūkstančių, ten 200 tūkstančių bus į metus duoda tam klubui. O kiek savininkas? Aš visada klausiu, savininkas yra. Yra verslininkas, turi visokių verslų, gerų verslų turi. Tai kiek savininkas prisideda? Ten kitais metais prisideda, kapeikas prisidėdavo, ten kažkokiais metais 12 tūkstančių. Jokingai. Mes turim prisidėti. Pagrindinis lėšas turi savininkas įnešti į klubą. Ir mes galim savivaldybei prisidėti. Mes duodam salės, duodam tą viską. Tik sportuokit, bachūrai. Bet mes net nežinom. Didžiulis lėšas duodamas, o kiek savininkas duoda? Mes žymiai daugiau duodam lėšų negu savininkas. Kur tai matyta? Savininkas turi išlaikyti savo klubą, mes prisidedam. Ne problema, bet čia atvirkščiai gaunasi. Didžiąją dalį mes mokam savivaldybė. Absoliučiai didžiąją dalį. Tai kodėl savininkas neprisideda?
prisideda, bet ten mizeris yra, nu tai kas čia yra. Tai, nu, išsiprašiau ataskaitą, kad pateikti. Mes turim žinoti, kiek. Ai. Tai vat, Gustienė socialinių paslaugų centras, savivaldybės įstaiga, Gustienė, čia buvo susirgusi, nebuvo daug mėnesių darbė ir tie buvo sutaupytas lėšos, mokos fondas, algos nereikia mokėti, sutaupytas lėšos, aš nežinau, kiek ten tų lėšų bus, keliasdešimt tūkstančių. Tai aš paskui siūlau merui, tai paim vieną etatą panaikinti. Jei mes matom dabar, kad vieno žmogaus nereikia, vadovė turi būti, dvi pavaduotojus yra. Tai tada vieną iš pavaduotojų, jeigu vadovė yra ir dvi pavaduotojus, vieną pavaduotoją etatą reikia sumažinti. Bus sutaupyta didžiulį keliasdešimt tūkstančių metų. Tai yra pinigai. Panaikinti, nes matom, kad nereikia administracija, socialinių paslaugų centre, administracija vadovas, dvi pavaduotojus, dar moteris dirba, tiek nereikia yra. Tai reiškia, sutvarkyta viskas, sutampyta, reiškia, viskas dirba. Beje, kaip jie dirba, žinom puikiausiai, ten ir pretenzijų. Tai va, tiek informacijos, tai Telšių rajonų gyventojams, kitų rajonų gyventojams žinosit, Telšiai, žinot, kaip mūsų pinigai yra, aš vykdau kontrolę, minimaliai vykdau kontrolę, kiek galiu vykdau kontrolę, aš privalau tai daryti, aš esu žmonių atstovas ir aš privalau tai daryti, darysiu, kol bus mano tokie įsipareigojimai bus. O kitų rajonų gyventojai, kam įdomu, kai įdomu, kaip pas jūs ir kitose rajonuose, ar yra tokių dalykų, ar nėra, gal ir tvarkotės, gražiau tvarkotės negu čia. Tai tiek tai žinių, iki sekančio karto, viso gero.